Tamsa tai ne tik, kai nėra šviesos. Kartais tamsa atsiranda ir mūsų širdyje. Tai momentas, kai pradedame nebežinot, kur einam, dėl ko gyvenam, kur ieškot gyvenimo prasmės. Evangelijoje Jėzus sako, kad jis yra pasaulio šviesa. Ir tai reiškia, kad jis ateina tam, kad apšviestų mūsų gyvenimą, mūsų širdis, parodytų mums kryptį, parodytų kelią. Kartais ta tamsa mūsų gyvenime atrodo labai paprastai. Gyvename nuolatinėme skubėjime. Darbas, pareigos, telefonas, daug rūpesčių. Iš išorės viskas atrodo tvarkoje. Bet širdyje atsiranda nuovargis, nerimas, tuštuma. Ir tada žmogus bando tą tuštumą užpildyti įvairiais dalykais. Pramogomis, darbu, kitų žmonių nuomonę. Bet tas tariamos šviesos jausmas greitai praeina. Ir ką toliau daryti? Evangelijoje girdime, kaip Jėzus paliečia neregio akis ir siunčia jį nusiprausti Siluamo tvenkinyje. Tas žmogus turi padaryti svarbų dalyką – pasitikėti ir paklust. Jis eina, nusiprausia ir grįžta jau matydamas. Šis gražus ženklas yra ir mums. Kartais ir mes savo gyvenime turime vietų, kur dar yra tamsos. Dar yra baimės, nuoskaudos, abejonės, nuodėmės. Bet Jėzus nori ateiti pas tave. Būtent ten, kad atneštų šviesą ir naują pradžią. Todėl šiandien paklausk savęs. Ar tavo gyvenime yra vieta, kur dar bijai įleisti Jėzaus šviesą? Pasitikėk. Pasitikėk Jėzaus žodžiu, paklausk jam ir žygiuok. Leisk jam parodyti kelią, kuris veda į gyvenimą. Palaimintos dienos ir gero apmąstymo.